Žirelį palei? Labą dieną, džiugu, kad susirinkote. Oras tikiuosi bus geras. Geros nuotaikos visiems. Labas visiems. Labas. Esu Rolandas Jasikonis, pabandysiu jūs patreniruoti šiandien pirmą kartą. Kai kuriuos. Arminas irgi treniruos, kai kuriuos. Važiuoja, duoda gazo, eina į priekį. Kojų poziciją atkreipkite dėmesį, mes mokam taip. Antras dalykas – stabdymas. Stabdymas optimumas labai priklauso nuo to, kaip jūs stabdote. Rankos neturi būti visiškai ištiestas. Čia yra jūsų amortizatorius, taip pat ir kojas. Ne? Ir sportininkas turi išlikti stiprus. Judėjimas ant motociklo, ta amplitudė yra nuo priekio čia iki galo, čia. Bet pagrindinis akcentas, ką nori pasakyti tėvai, kojų pozicija, ne? Stovėsime ant šitos vietos. Paprašysi prasoj gerbti vienas kitą. Mes čia susirinkom ne tam, kad lenktyniauti. Susirinkom, kad kažko tai išmokti. Bet ir kiekvienam sportui, taip pat ir motokrose viskas prasideda nuo šilimo ir tempimo pratimo. Neužmirškite. 11:10 čia. Tenkitės padaryti tą, kai išeini, gazas tada atsistoja. Mėly važiuoti turi būti daugiau gazo. Kai išeinat, tenkitės daugiau. Motociklas turėtų didesnę galią galiniam rate. Išeinat iš posūkio, kad atsiremtų. Sekundį. Reikia piški daugiau gazo, bus lengviau žymiai važiuoti. Truputį, nedaug. Pajaus, kad tempti tą, dabar nuspyrėt. Tenkitės važiuoti vienu gazu. Jūs esate šiaip, jūs sakyčiau, gan tokie profesionalai. Ir jūsų pasirinkimas trasoje labai kartais yra toks lėkštis, labai paprastas. Važiuoja taip, kaip visi važiuoja. Bet profesionalai to ir išsiskiria, kad jie daro kitaip. Jie visada įjungia smegenis, jie kūrė kažką kitokio. Įjunkit galvą, patys improvizuokit, žaiskit daugiau. O ne taip, kad važiuoja tiesiog kaip visi kiti važiuoja. Jeigu bijosit visą laiką, esmė principas toks. Kiekvienas iš jūsų, kas taps bosas ant motociklo, ne motociklas bosas. Tas ir važiuot yra. Nei 10 cm anksčiau ten, kur rodys. Ten ir sėdat ir atsakat gazą. Temp šitą.
Tai dėl ko aš sakau, dabar aišku jūs nepadarysit, dėl ko sakau labai yra gerai gumus. Sakyčiau, antros sporto šakos nereikia, bet reikėtų kažkaip derinti sporto salę. Viens, du, trys, rankas į viršų.